krikščionis, esu Juozapas Pabrėža, žemaitis ir žemaitai širdį aš nesvėleis, man pasakyti keli žodžiai žemaitiškai. Pirmiausia, su mokytoju, su pedagogu Deinu. Iš tų esu 3 sekcijų, regionų sekcija, ekonomikos ir švietimo, man atrodo, tai patys svarbiausia. Koks bus švietėm šiandien, koks ateitė, tai bus ir Lietuva. Ir šiandien buvo užduotas klausimas konferencijų, kur bus žemaitai po 10 metų. Aš galiu paklausti, kur bus po 20, po 30, po 50 ir turi vieną atsakymą. Žemaitai bus tokie, kiek sugebės išlaikyti savo žemaitiškų tapatybinių, vertybinių dalykų. O žemaitėms tapatybinė, vertybinė dalykai ir kaip į kiekvieną tautą. Istorinę, etnografinę, paprotinę, tradicinę ir kalbą, gimtoji kalba. O brangi žmonės pats svarbiausias iš tapatybinių dalykų ir žemaitų kalbą. Ir šiandien aš su dideliausiu pasididžiavimu galiu pasakyti, kad žemaitų kalba išgyvena didelį pakilimą ir gyvą, stipri ir, kas svarbiausia, ir dirbamis didelį rimtį žingsnį darbą, kad ta kalba būtų ne tik išsaugota, bet ir įteisinta, kaip kalba. Ne kaip tarmė, o kaip kalba. Tas jau ir įrodyta ir ypatingai tai žingsniai ir paspartėjai po 20 metų, nes 20 metas, 2020 metas Telšiaus Žemaitijos sostinė buvo tarptautinė konferencija kongresus, kur būtent buvo keliams pagrindinis klausimas, ar ir žemaitų kalba ar tarmė. Atsakymas aiškus ir kalba, ir mes einam šiandien į Seimą ir į Seimą pripažinimą, kad būtum įteisinta ir pripažinta žemaitų kalba. Mes žemaitę nelaukam, kol valstybė ar vyriausybė susimylės, mes myslėm, kad atsiliks greitą, bet mes žemaitę dirbam darbus išsiliausi ir išpėtėjus. Dėl to 22 metus 7 žemaitėjai savivaldybės, 7 Skauda, Kretingos, Plungės, Telšių, Šilalės ir Rietavo paskelbė žemaitų kalbos metas. Puikiai darbo buvo padaryti. Važiuojam toliau, 24 metas. Prie tų 7 žemaitėjų savivaldybių prisidėjo dar 6 ir 13 žemaitėjų savivaldybių. Beveik visas žemaitėjų savivaldybės buvo paskelbusios žemaitišką raštų metas. Ir pagrindinis ir žemaitų kalbos, ir žemaitišką raštų metas uždavinys buvo žemaitų kalbos ir žemaitišką raštą integravimas į švietimo sistemą. Į padaryti milžinišką darbą, į parengti kursą nuo 6 valandų iki 25 iki 40 valandų, ką priapmokyti mokyklos, per fakultatyvus, per pamokas, žemaitų kalbos ir žemaitišką raštą. Ir dabar paskutinį žienį ir tuokį, ir tą žienį pati tikriausiai, įsiklausykit, lapkritį 12 dieną, jau tikrus reikalas, Seime, Lietuvos Respublikos Seime, bus konferencija, kad tos pagrindinis klausimas istorinį Žemaitijos regioną į žemaitų kalbos įteisinti. Ir mes myslėjom, kad ta konferencija turėtų padėti taškus visiems tiems dalykams ir sugrąžinti tikruosius dalykus į savo tikrųjų istorinį veidą. Ir paskutinis sakinys, pirmininkė, aš laikį neviršiju, aš džiaugaus, kad mes turim savo raštą, leidom knygas ir tas žemaitiškas raštų metas, 2024 metas, mums pavyko išversti žemaitų kalbą, patį populiariausią, mylimiausią pasaulio knygą, Egziuperi Mažasis princas. Ir jūs įsivaizduokit, žemaitų kalba ir 572 įkatrų ir išvers Mažasis princas. Dabar jau, čia jau praeina metą, dabar aš leisiu to registrą ir 600 kelias kalbas. Bet tarptautinėme registrė ir ne dialekt, o Samogitian language įkatrų išvers ir Mažasis princas. Tai pagrindinė dalyka tokia ir Mažas princas buvo pristatoms viso Žemaitijo ir viso Lietuvo. Pats dalyvau 36 pristatymus ir kai mums liop klaust, kas tau brangiausias dalykas iš Mažųjų princų ir aš visuomet atsakiau vieną tokį trumpą dialogą tarp Lapės ir Mažųjų princų. Kai Lapė su Mažųjų princų susidraugavo, Lapė pasako Mažajam princų tokį dalyką. Vot mano gyvenimo paslaptis. Ana ir didelė paprasta. Matyti gal tik tas užšėlyti. Patys svarbiausia dalyką akims nėra matomi. Princus pergalvoja, sako, šventa teisybė, juk akis yra aklas.
reikia iškuoti su širdį. Tavo brangėje, jeigu mes daugelį iškuose ir bandysime iškuoti su savo širdį, tuomet ir mūsų žemaitiai ir žemaitų kalba gyvaus per amžius. Nežinau, ar prieš tai treniravotės, bet tik puikiai, 5 minutės pataikėt ir kalba tokia surėžė, taip, užkabino, kad net ir ne žemaitį užkabino ir galvoju, gal norėčiau būti to žemaičių. Tai ačiū labai. Gerai, tai dabar pereikim prie pačios diskusijos. Ir mes galim sukti ratu, aš gal pradžiai prasuksiu truputėlį ratu, bet iš esmės pabandysiu, kad kažkas nedominuotų labai, bet prašau, sakykit, kaip mąstot ir sakau, pabandysim tokią, kad diskusija būtų gyva. Žiūrėkit, tai pirmas klausimas, pradėsim biškį nuo toliau, taip pat tradiciškai, bet pakankamai rimtai aš klausiu. Žemaitijos švietimo potencialas. Ar yra prasmė kalbėti apie Žemaitiją kaip regioną švietimo politikos kontekste? Ar ne? Ir kur yra ta prasmė? Jeigu mes kalbam, sakom, tai, kai kalbam apie švietimo politiką, mes turim kalbėti apie kažkokį tai Žemaitijos ar regionus, ar regioną kaip tokį. Kur yra ta prasmė ir kaip jūs matote tą prasmę švietimo politikos vystymo prasme. Pradėkim taip ir tada pajudėsim. Toks lengvas uždavinys. Taip, tai čia nuo plačiai pradedam, tiesiog norisi kažkaip biškį įžeminti į kontekstą visos diskusijos. Prašau. Sakyčiau, būtų neteisinga sakyti ne, nes turbūt prieštarautų tai konferencijos dvasiai, bet ir pats galvoju, kad turbūt žvelgiant bendrai į pačią padėtį Lietuvos kaip ir yra atskiri regionai. Ir vis tiek turi savo vienokią ar kitokią tradiciją ar kontekstus. Ir turbūt vienas iš pamatinių dalykų lygiai taip pat, ką mums labai puikiai išdėstė pradžioje, tai vienas iš tų dalykų yra tos pačios savasties ir suvokimo ir derinimo tų pačių tradicijų ir aiškus gebėjimas suprasti, iš kur ateina žmonės. Tai yra, koks yra pamatas tas. Nors bendraja prasme kažkas galėtų gal sakyti, kad ar tai mokykla Aukštaitijoj, ar tai mokykla Mažoje Lietuvoje, turbūt mažai skirtumų yra. Bet tie visi kontekstai, kurie yra specifiški ar partikuliarūs konkrečiai vietovė, yra reikšmingi tam, kad žvelgiant būtent iš jaunimo perspektyvos, mes su jaunimo organizacijomis, kai dirbame, matome didelį, sakyčiau, bendrąją prasme, galbūt ir toliau padiskutuosime apie tai, tiesiog vienokia ar kitokia plačiaja prasme ryšio krizė, tai yra ryšio su savo artimais žmonėmis, su savo galbūt tapatybėmis ir būtent įcentravimas konkrečios geografinės lokacijos, kadangi žmonės taip pat nedažnai grįžta į regionus. Manau, kad iš šios perspektyvos tikrai būtina ir vertinga yra kalbėti, kad tie pavyzdžiai galėtų tapti keletą žvaigždė. Supratau, ačiū. Juozai, kaip jūs matote? Pratęsiu tiesiog mintį, aišku, prieš tai pasveikindamas visus dar kartą su mokytojo, su pedagogo tarptautinę dieną artėjančią ir pasidžiaugdamas tą progą. O švietimas regiono, jis nėra pakibęs kažkaip ore ir, aišku, bendros programos, bendri egzaminai, visa tai yra bendri standartai, kokybė, tačiau, kad grįžti, žiūrėti į patį regioną ir kalbam, kad Lietuva yra, kaip ir Europa savo įvairovė yra stipri, taip ir Lietuva, štai tos kalbos, bet čia pat vyksta ir verslo forumas ir kalbama apie regiono verslą, regiono pramonę. Visa tai yra susiję ir todėl tam tikri bruožai, tam tikras visas rinkinys švietimo nuo mokyklos, aukštojo mokslo, profesinio rengimo, tas visas rinkinys turi būti, jeigu norim, kad tas regionas būtų kaip regionas. Ir kaip kolega sakė, kad žmonės norėtų grįžti, aišku, negalim universitetų turėti mažesniam regione, bet kad į čia sugrįžtų, reiškia, čia turi pasilikti
tam tikras švietimo lygis, profesinis ir kitoks. Tai nėra lengvas tai klausimas, nes iš vienos pusės, žinoma, bendri reikalavimai, bendri standartai reikalauja tokios didelės laisvės ir žmonių judėjimas, migracija. Neturiu sakyti, bet norint tą regioną, aš kaip regioną vis tik turim tam tikrą apibrėžtį turėti, čia reikėtų ilgiau kalbėti, bet taip, tai yra svarbu. Tai, kaip gerbiamas Juozas, kaip iš universiteto vadovų laisvųjų menų, taip plačiai, tai mes dabar pabandysim tai distiliuoti žemiau ir vis tiek kolegijų, jau kolegijos, tas fokusas jis jau toks ant žemės labiau nei universiteto. Ir klausimas jums tada, Lina, kaip jūs tai atsakote į šitą klausimą ir apskritai, kur jūs šitos šiaulius priskiriat? Ant žemės ir regionuose, nes kolegijos prieš 25 metus, nes prieš 25 metus buvo įsteigtas binarinėje aukštojo mokslo sistemoje koleginis sektorius ir buvo regioninių principų, kad aukštasis mokslas būtų prieinamas regionuose, susijęs labai glaudžiai su vietos verslu, su regiono vystymosi poreikiais ir realizuotų tuos poreikius. Tai vienareikšmiškai švietimo politikoje žmonės centrinė dedamoji, regiono vystymuisi, kolegijos, bendradarbiaujant su profesinėmis mokyklomis, bendradarbiaujant su universitetais, tikrai yra ta esminė regiono vystymosi dedamoji. Nes kai kalbame apie darbo rinką, apie specialistų poreikius, tai, kaip sakom, ant žemės ir atsiremiame į kolegijas. Nes kolegijos iš principo sprendžia du pagrindinius klausimus regionuose. Pirmasis tai yra tų regiono gyvavimo bazinių poreikių patenkinimas. Slaugytojai, socialiniai darbuotojai, inžinieriai, elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, transporto inžinerijos. Tai yra kolegijų rengiami kvalifikuoti specialistai. Ir tuo pačiu kolegijos kaip aukštojo mokslo dalis su žingsniu į taikomuosius tyrimus, į pagalbą įmonėms, savivaldai, sprendžiant realius kasdieninius jau vystymosi klausimus. Tai va ta jungiamoji grandis regiono vystymus. Kaip jūs čia per daug sutarėt, man nepatinka. Žiūrėkit, diskusijos norisi kažkokios daugiau išsukti. Alma, įtariu, kad ir jūs pritarsit čia, kad Žemaitijos... Beje, Lina, kiek kartų jūs savo darbe dirbat, planuojat kažką, kiek kartų sakot, Žemaitijos regione čia reikia kažką tai daryti. To prasme, savo kasdieniam darbę, kiek jūs? Labai realiai iš Žemaitijos regiono, iš Mažeikių stojantieji, iš Telšių įstojusių, iš Plungės atvažiavę, parodų mugės, studijų mugės, Skuode. Tai yra mūsų darbo dalis. Aišku, suprantau, nedalyvavau aš jūs. Gerai, Alma, kaip jūs, gerbiama Alma, kaip jūs matot savo tą misiją šitame regione? Čia, taip, kadangi esu iš vienos žemaitiškos Žemaitijoje mokyklų ir galvoju, kad visose mokyklose tas pats Žemaitijoje. Mūsų vaikai Žemaitijoje šneka žemaitiškai. Aš pati esu, dovanokit, nekalbėsiu žemaitiškai, nors visą gyvenimą. Esu dzūkė ir skirtingai nuo dzūko, kuris siekia kalbėti literatūrinę, man patys juokingiausia vytiškai gal kas yra, jie visi bando kalbėti ale literatūrinę, bet visada atrinksti, bet iš Alytaus. Tai žemaičiai visi šneka žemaitiškai. Tai jau gera ta pradžia, kad mūsų vaikai nuo tų mažučiukų iki tų didžiųjų, jie didžiuojasi savo tarme. Vėl ką mes mokyklos galim padaryti šitoj vietoj, kad regionas, kad apart to, kad mes turim be galo mokyklose stiprinti tą patriotinį lietuviškumo, meilės tėvynį ir didžiavimosi jausmą. Tai lygiai vienodai turim dėti ant šitos lietuvybės savo dar ir regioniškumą, tą žemaitiškumą, visus tos etnopapročius, kad mes suvoktumėm, kad nieko nėra geriau ant šito pasaulio kaip malorientavas ir kad čia gyventi gerą. Nes kad neturėtumėm to varianto, kai čia visi pabirom visur ir kai mes pokštaujam, visi, kur tavo vaikai, abalėliai, abalus, tai kad jie būtų ir čia Žemaitijai. O, okei.
Čia labai įdomu, bet klausimas yra, žiūrėkit, aš jau dar neleisiu, jūs biškai palaikysiu čia. Duokit receptą, vieną dalį, vieną ingredientą, nes šitie dalykai, gražiai skamba, bet realybė, kaip tai padaryti? Tai prasme, jūs galvoja, kad pasakysim, kad, va čia žiūrėkit, čia žiauriai fainai, labai gražus Oginskio rūmai, sugrįžkit visi čia ir bus labai gerai, ar kaip? Gal jie čia dėl to nevažiuos, bet jeigu aš čia gyvenu, aš prisimenu, kad mokykloje mes darėm taip, aplinkoje čia vyksta taip, čia nėra tuščia. Ir kad mes čia tie žemaičiukai, mes čia labai savi, nes man buvo gerai, kai aš čia 12 metų buvau, tam mokykliniam amžiui. Tai gal aš pagalvosiu, gal man čia jauku, gal man čia bus įdomu. Okay. Ir mano vaikams čia lygiai taip pačiai kaip man augti saugiai ir toj terpėj, kur ir bočius, ir baba, kaip žemaičiai sakom, visi čia pat. Tai tas toks ėjimas į tą ir nuolat tai tam mokykliniam lygį kartojant, aš galvoju, poveikį vis tiek turi turėti, nes mes visi ten, kur buvom, norim, nors ar tai lengva daryti. Taip va. Kaip garbusis žemaičių kalbos puoselėtojas sakė, kad mes mokyklose kaip ir pabandėm, sakykime, vesti pamokas, turėjom čia mokslo metų tokį, kad paskutinį mėnesio penktadienį visos pamokos žemaitiškai. Atspėkit, ar eina tam mokytojui, kuris tikrai žemaitis, aš va tokia netikra. Sunku pereiti. Ir tą biologiją ar matematiką dėstyti žemaitiškai. Reikia laiko. Nevažiuok. Ok, gerai, mes prieinam tada prie Eimanto ir Digi klasės. Digi man kažkaip sufleruoja, kad čia jau ne apie Žemaitiją ir bendrai ne apie regioną. Ar ne? Kaip jūs matot, yra prasmė kalbėti apie kažkokią regioninę švietimo politiką iš jūsų perspektyvos? Ir kur jinai yra, jeigu yra? Jo, tai aš gal pakomentausiu iš mokyklų, gal prizmės, tai 11-12 klasės, gal iš tas stichijas ir aš gal pamėginsiu nešti daugiau tiesiog realybės, kiek teka susidorti ir ko teka matyti. Ir tada gal labiau suprasit, kodėl būtent tokį vienokį savo nuomonę agitau. Kada pagalvoju būtent, ne, kaip turėtų švietimas vystys, atrodo, tarsi toks yra visai laukėjimo momentas. Reik palaukti, kol pasikeis gal ministrus, gal kažką papratingės vyriausybė, bus priimti geresnį sprendimą. Ir vis matytos toks laukėjimo nuotaikas, kad gal kitą kartą bus geriau. Gal sunku suprasti, nežinau, gal reikės. Viskas gerai, puikiai suprantam. Per kita kalba, bet puikiai suprantam. Turiu atstovauti, kadangi ryto ir žemaitis čia toks tikrus, tai turiu atstovauti. Tuo dialogą mes labai daug bandėm padaryti teisę į vyriausybę. Teka į Seimą keliauti su delegacijom iš tos švietimą, pamiršau, vadinus, ETEC Lietuva asociacijas. Nešėm iniciatyvas, bandėm daugiau atnešti to skaitmeninį turinį, bandėm atnešti inovatyvesnių sprendimų, ką spręsti pačių klausimų su mokytojų trūkumu. Pavyzdžiui, Latvijos atveju, kad trūks mokytojų, pas normalu leisti transliuoti pamokslus online, yra tam galimybės sudarytas, dabar tai vyksta iš tikrųjų po stalu, pas mums kreipas mokyklas, kad duotų tas narystės, kad išpirtas narystės, mes tiesiog buvom pusmečių palikti pamokslus, kur mirė tiesiog mokytojai ir posmetiniai mokytojai ir kom daryti vakam. Tai tokių oficialių sprendimų kol kas nėra galimybių ir aš esu labai paprastą savo išvadą padaręs, dialogą nebus, nes kiek teka pamatyti, kiek teka susipažinti, pabūti, ateini, pristatą, papasakoji, palinks vis laik nusišypsos ir vis laik darys antrę. Ir mes turėjom tiesiog tokį atrodo jau metų laiką įdirbį, kada mes jau bandėm skaitmenizacijas, tos skaitmeninį turinį kokybį dėsnę kelti. Ir kada aš pasakiau, kad supratau, kad nebus, nereikia tikėtis gal nacionaliniu mastu kažkokių tai tokių lyderystės sprendimų, tai kada buvo diskusija dėl skaitmenizacijos, dėl skaitmeninį turinį krepšėlių,
kad buvo bandymus pakelti, bet būtent tam, kad būtų galima, pavyzdžiui, panaudoti, ar ne, kad jeigu trūks mokytojai, kažkur daugiau skaitmeninį turinį tiesiog pagelbėti, kažkokius taiks laikinus vaistus pasiūlyti, bet buvo apsisukti ir buvo sumažinti krepšės. Ir nors visus mes kartuoja, kad va čia, va, jo, jūs puikiai sakot, ir va ką... Čia prie praeitos vyriausybės? Jo, 2-3 metų atgal. Okay. Tai va, tai ir nežinau, dar irgi galiu čia kaip plėtkų lygį, bet sakau, gal aš apie to ir noriu atnešti jums plėtkų, noriu to nerealybę atnešti, to, kai aš matau. Tai man irgi buvo toks vienas iš tokių gal skaudžiausių momentų, kada tikrai atrodo, kad tos regioninės lyderystės reikia, nes regionam to pirmiausia rūpėti ir tos, kada į pavienę asmenys, neįkosi, niekad neįkosi tą valdžią neskaudės. Ir čia nėra patvirtinti informaciją, čia vėl, bet iš tų bendravimų, iš tų plėtkų lygijos, prie Steponavičiaus gerbimą tekščią bendrauti ir atrodo šviesius žmogus, bet buvo, atrodo, didžiausias, man atrodo, nusikaltimas tas padaryts, kad buvo kiekvienam Lietuvos mokinio išpirktas planšetis, 300 000 planšečių. Ir anuos step ir lieka, čia buvo gal 2010 metą, anuos step ir palieka niekam neišdalintas ir anuos buvo tiesiog sunaikintas, nes nesugebėjai išdalinti. Okay. Čia noras gal pašiauš biškį diskusiją, sakau, Šiaušim, labai gerai. Prašau, Bertu, greitai. Jeigu labai trumpai, tai tiesiog norisi paantrinti iš tos perspektyvos galbūt ir sugrąžinant, pavyzdžiui, ką mes dabar darom, mes irgi turėjom diskusijos pokalbius nacionaliniu mastu, irgi praeitoj kadencijoje dar dėl pilietiškumo ugdymo, ką mes supratome, mums maždaug pasakė, kad yra bejėgiai kažką padaryti ministerijos lygmenyje, nes va čia savivaldybės yra. Ko mes klausėme, sakom, į mokyklas neįsileidžia jaunimo organizacijų, kur čia turėtų tą padaryti, bet sakom, jo, gera idėja, kad tai būtų, bet mes negalime to padaryti. Ką mes kalbam? Tualetus atrūksta popieriaus tualetinio. Visoje Lietuvoje, yra mokyklų, kur nėra sistemingai pristatytas. Žemaitijoje Problemos. Turim diskusiją. Ir džiugu, jeigu pas jūs yra, bet aš lygiai toj pačioj Žemaitijoje kažkaip iš moksleivių Mažeikiuose girdžiu atvirkščiai ar kitur. Tai ką noriu pasakyti, net jeigu ir labai paliudija tą patį aspektą dėl planšečių ar dėl kitų dalykų centralizuotai tiesiog neįmanoma. Viskas aišku. Gerai, tai dabar žiūrėkit, Eimantas užkabino vieną iš tokių dalykų. Mes kalbam apie regiono iššūkius ir kalbam apie tai, kad trūksta mokytojų. Ar ne? Čia dažnai, čia ta daina dainuojama senai ir jeigu mes pradedam žiūrėti atidžiau, matom ypač tam tikrose laukuose, ar ne, kur tikrai labai trūksta ir net bandom ten ir pritraukti ir neprisitraukiam. Rodos vienas fizikas šiemet stoja. Tai va, tai esmė yra taip, tai va fizika, ten chemija ypač dar, fizika ypač, kiek atsimenu, bet ir kitose ten neblizga tie skaičiai, dauguma ten eina truputėlį į kitus laukus stojančiųjų. Tai klausimas tada, aš jau ne Eimantui jo klausiu, nes Eimantas jau kaip ir atsakė. Bet skaitmeninis nuotolinis mokymas sprendžia kažką, jūsų nuomonė, gerbiamą, sprendžia kažką ar nesprendžia? Ar čia yra sprendimas, vienas iš sprendimų dėl tų mokytojų trūkumo, ypač kalbant apie regioną? Ne, nesprendžia. Nesprendžia, vaikui reikia gyvo žmogaus. Galbūt tai sprendžia, kaip visada, tai 20% gabiųjų, motyvuotųjų ir taip toliau. Kur tau tikrai labai aukšto lygio lektorius visai klasiai, prižiūrint padėjėjų nekvalifikuotam, turės pamoką. Bet mokykla, kurioje aš dirbu, yra Dainavoji gimnazija, kur ateina regionai. Kai mes Dainelį dainuojam, čia reis prie tavo krašto vaikai, visokie vaikai. Ir skaitmeninis momentas, jisai vaikui yra nepriimtinas, nes jo niekas pirmiausiai nemotyvuoja. To vaiko, kuris lyg ir norėtų mokytis, lyg ir nenorėtų mokytis.
Tai šitoje vietoje su skaitmeninė. Bet vėlgi, ką daryti su tuo mokytojų trūkumu? Šiais mokslo metais man pavyko prikalbinti 5 žmonės, kurie startuotų, būdami ne mokytojais. Ir kuo toliau, tuo labai tikiu tuo, kad šita profesija pati fainiausia. Aš pati pagal bazinį išsilavinimą esu ekonomistė, tai esu patapus mokytoja ir didžiuojas tuo iki neįmanoma. Tai būtent labai stebiu tą momentą, kad tas vyresnis, truputį pabrendęs žmogus, jisai suvokia, kad ta mokytojo profesija yra būtent ta, kuri duoda pridedamąją vertę. Kad tu darai prasmę, tu nesi sraigtelis kažkur vadyboje ar reklamoje, kur kažkam padedi sėdėdamas prie kompiuterio uždirbti pinigus, bet tu darai kažką. Ir todėl žmonės įkvėpti jau dabar, aš galvoju, įmanoma ateiti į mokytojus, nebūtinai tuos, kurie įstojo iš po mokyklos. Nes iš po mokyklos mums visiems atrodo, aš jau šitą kvailą mokytoją tai tikrai nebūsiu. Bet po kažkiek laiko tau pasirodo kitaip. Tai kadangi yra čia žmonių, kurie jau yra iš Kalvės, direktorius man vis dar nori sakyti, kur ruošiam mokytojus. Tai jūs iš mokyklų pusės yra labai daug vilties. Būtent šitam perkvalifikavimo momente, kai tuos suaugusius žmonės pradėtų mokyklas, kad mums užtektų mokytojų. Kad mes turėtumėm kur pasiūsti va šitų žmonės, kuriuos mes šitai mokyklų direktoriai privalom surasti ir surasti. Ar aš teisingai girdžiu, kad jūs už tą, tas vadinamas laipsnio neteikiančias studijas matot kaip tam tikrą sprendinį, ar ne? Būtent ta mokytojo profesija, specializacija gauna ir jau pabaigęs kažką ir pabaigęs ir tenka kažkur daugiau. Ir dar tuo pačiu, tęsdama tą mokytojų kvalifikacijos kėlimą. Jis dabar yra iki neįmanoma eklektiškas Lietuvoje. Tai firminė mokina, tai tas mokina, tai universitetas. Vėl universitetai, kurie atėjo 3, sakykime, su tom pedagoginiu matymu, jie yra galbūt ne vienodą tą laikotarpį sunkaus išgyvenimo praėję. Ir vėl jie ateina su visai kita kokybė ir su visai kitais dėstytojais ir matymu. Mes labai iš mokyklų pusės tikimės, kad čia kokybė auks visuose universitetuose ir tikrai gavęs tą metų, sakykime, pedagogo išsilavinimą, mano jaunasis kolega nesakytų, kokią nesąmonę galų gale baigiau, nieko ten nemokė. Nes buvo online, only, darbelių rengimas, neaiškos kokybės ir nieko praktiško, ir nieko to. Ar jūs sakot, kad taip dabar yra? Deja taip, mano kolegos. Tie tokie jaunesniai sako. Kad dabar taip yra? Deja, dabar taip yra. Čia ir dabar. Nesakau konkrečiai ne apie vieną universitetą. Pasakykit. Nesakysiu. Ar galime? Ne, palaukit. Ateis laikas dar, palaukit. Garsiai nesakysiu, kad pašnekštėti. Eimantai, jūs sakėt pasakykit. Ne, tai kas liečia tą papildomą pedagoginį išsilavinimą, aš manau, kad Betų šiuo atveju yra tikrai lyderis, kas lieta persikvalifikavimą. Ir dabar iš tikrųjų yra ta tendencija, kad labai daug kas nebesirenka ir, bet fizikas mokytojai specialybės nesuoti, bet būtent pasivaik fiziką ir nuostabi dabar programa, kad gauna 300 eurų per mėnesį gretutiniam studijom pedagogijos. Dėl kokybės, tai pas mūsų yra tiesiog, esu matęs pats ir bendrom su kolegom, tai aš nežinau, ar kiekvienos reikia pirmiausia, nes jeigu yra dalykinis žinias, aš vis tiek manau, kad pedagogika daugiausiai vis tiek yra praktikos mokslas ir per praktikai gaus. Svarbiausia, kad žmogui tu nam suteiki bilietą atėti mokyti. Čia pirmasis dalykas, kodėl reikia iš visų gretutinių pedagogų studijų. Tai to dalyką pilną atliep. Ir mano asmeniškai, aš sakyčiau, gal ganas ir labiau į lengvesnį posėdį mano suvokimu, negu kad į sunkesnį, bet aš manau, tai kaip biški mažesnį barjerą, kad žmonės žengtų pedagogų keliu. Ir va tas yra pliusas. Supratau. Gerai. Tada judėkim link Linos. Lina, kaip jūs matot šitą problematiką, kaip jūs siūlytumėt ją spręsti savo kontekste ir platesnėme? Reaguojant irgi į visas šitą, ką šiandien pasakyti. Mūsų kontekstas regione trūksta specialistų. Didžiulis trūkumas inžinierių, informatikų, slaugytojų, tai ką rengia kolegijos.
Ir mes susidurėm su ta problema, kad viskas priklauso nuo stojančiųjų pasirinkimų, o tie stojančiųjų pasirinkimai regiono atžvilgiu susidėlioja į Vilnių ir Kauną. Ir toje pasirinkimų pasiūloje nėra tokio valstybės reguliavimo arba valstybės reguliavimo pagal regiono plėtros kryptis. Ir tada mes atsidurėm tokioje situacijoje, kai labai reikia, ir gerbiamas Vidmantas Janulevičius konkrečiai įvardė šitą atveju baldų gamybos sektorių, aviacijos sektorių, kurie sako, mums reikia tiek ir tiek inžinierių, mes sakom, jų yra grupėje 10, jų yra grupėje 15, todėl kad jie visi potencialiai yra pasirinkę kitas, turėjo preferencijas ir išvažiavo į Vilnių Kauną. Jeigu galvojant apie regioninę politiką, realiai veikiančią švietimo sektorėje regioninės politikos priemonę turim šiuo metu tik vieną. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, ne švietimo ministerijos, skiriamos stipendijos įstojusiems į inžineriją informatiką regioninėse aukštosiose mokyklose, išskyrus Vilnių Kauną. Ir ta priemonė realiai veikia jau nuo 20 metų ir jie naudojasi stojantieji, nes jie turi papildomos vertės, papildomų naudų ateiti į regioną. Mokytojai, nepamirškim mokytojų. Apie mokytojus mes turime problemą dėl pritraukimo dėstytojų. Konkrečiai Šiaulių kolegijomis pedagoginių studijų neturim. Gal kolega iš Klaipėdos papildytų. Čia jau ne... Nu, bet vis tiek, jūs apie tai mąstot kažkaip, tai ar čia ne jūsų daržas, ar ne? Jūs žiūrit ne jūsų daržas. Pedagogika ne mūsų. Ok, bet ta bendra problematika, gerbiamas Juozai, ką girdim, kad Kaunas nusiurbinėja ir Vilnius nusiurbinėja žmonės, kodėl taip daro? Jau pridarė. Čia aš aišku truputį juokauju, bet aš noriu sugrįžti prie to mokytojų trūkumo. Aš su ta problema taip senai dirbu su mokytojų trūkumu ir turbūt jau prieš 15 metų skaičiavimai rodė ir kad ateina šitoksai laikas ir kiek pranešimų, tiek Seime, tiek ministerijoje padaryti. Sunku tikėtis, aišku, kad veikianti valdžia imsis sprendimų, kurie turės ten rezultatus po 10 ar 12 metų. Čia turbūt utopija, gal vienas kitas ten per susitarimus kažkokius. Tai ir galima. Supraskim, kad mokytojų rengimo sistema Lietuvoje sugriuvo. Niekas jos negriovė, dirbtinai negali sakyti, kad viena. Patikėkit. Aš labai gerai suprantu, profesorė, gaila ir tų universitetų, kurie pašaukti buvo mokytojų rengimui, bet nieko nepadarysim. 25 metus Lietuvai mokytojų buvo per daug, perteklius. Ir tai realybė dėl demografijos, dėl to, kad mažėjo vaikučių, užsidarinėjo mokyklos, vos ne pusė mokyklų ir su tuo niekaip nepakovosi. Išgyventi, išlaikyti universitete visą rengimo kokybę, mokslininkus, tyrėjus, profesorius, dėstytojus, kurie parengti yra mokytoje, parengti naują mokytoją, be darbo laiką, neįmanoma. Turi jie tada persikvalifikuoti, turi kažkur nueiti, išvykti ir štai buvo galima padaryti, truputėlį reikėjo ateičiai, apie ateitį galvoti, prieš 10 metų jau dirbti su mokytojais, su tom dvigubom specialybėm, kad kažkur tai palauklių, kad būtų galima paskui pasiimti. To nebuvo padaryta. Dabar mes statom mokytojų rengimo sistemą iš naujo. Nėra Lietuvoje didakto, kuris fiziką pasakytų, kaip fiziką mokyti, nežinau, progimnazijoje, gimnazijoje. Nėra tų specialistų rimtų. Tik tai pirmieji doktorantai mūsų sugrįžta iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Skandinavijos, kurie šitos dalykus įgyja. Jų nėra. Aš nelabai per daug tikiu tais, renkuosi mokyti ar kitom. Tai ir tik pagalbinės priemonės. Mano supratimu, kad mokytojo profesija yra ant tiek sudėtinga, kad pasikviesti, nežinau, inžinierių, tarkim,
sakyti, kad tu būsi matematikos dabar mokytojas arba fizikos. Taip, čia ne dievai tuos puodus lipdo, taip gali vienas kitas pasidaryti, kuris iš prigimties tą gyslelę turi ir bus tvarkoj. Bet jeigu aš pats matematikas ir dirbęs ir mokykloje, teko ir tą duoną paragauti, kada aš ateinu su universitetiniu didžiuliu išsilavinimu ir aš tą matematiką žinau, labai plačiai, aišku, jos nereikia man dėstyti mokykloje tokiam lygiai, bet aš žinau už jos, kas yra ir man nėra jokių problemų. Jeigu aš esu inžinierius, aš klausiau ten matematikos 3-4 kursus, taip, jų pakanka mokyklos programai išdėstyti, bet daugiau, plačiau aš nelabai ką žinau. Bet gal čia gerai, kad tu, bent inžinierius ateina, jisai žino kažką iš to savo lauko ir gali atnešti čia pridėtinę vertę. Taip, sutinku, kad tai kaip puošmena, kaip prieskonėliai mokykloje gerai, bet mokyklos mokytojų korpusą turi sudaryti profesionalai. Palaukit. Parengti labai stipriai, tiek teoriškai, tiek praktiškai. Taip, dabar sistema dirbanti yra labai prasta, ji po truputėlį gerėja, atsiranda ten edukologijos tyrimų institutai, moksliniai dalykai, bet tas iš naujo darosi. Iš bėdos, kai neturi, kai klausimas yra toks, arba jokio, arba toks, tai yra taip. Bet žiūrėk, bet tai tada jūs sakot, mes į fiziką, tarkime, jūsų atveju kalbam, tarpsme, VDU, ar ne? Mes į fiziką nepriemam, arba priemam ten 1-2, jis mokosi 4 metus ir gal ten iš tų 2 dar tas vienas, gal pasilieka, gal nepasilieka, tai čia nėra sprendinys. Taip. Bet nėra sprendinys ilgalaikis ir paimti inžinierius ir užpildyti visą mokytojų korpusą 25 metam į priekį. Mes vis tiek turim padaryti, kad fizikų Lietuvoje profesionalų mokytojų būtų tiek, kiek reikia. Kaip tą padaryti? Nežinau. Aš šitą vietą profesoriui norėčiau paoponuoti, žiūrėdama į mokymus. Vaikų į klasę, su tuo, kuo būsi, 11-okai, 12-okai, ką nori vardyti. Furistas, ekonomistas, daktaras, statybininkas, kas nori, visi visaip reaguoja. Mokytojai. Ir visa klasė visada ha. Juokinga. Vaikui juokinga. Ir pas 30 metį jau nebebus juokinga. Todėl aš būčiau, kad grynų plikųjų, kaip po vidurinio lavinimo, kaip kadais turėjom gražius pedagoginius universitetus, kad stoja vaikas ir gauna iš karto, čia nustos, kas jau buvo pabaigoj, kur kitur netilpom, tai jau čia, su retom išimtim į pradinės klases. O galbūt teisingas vis tik tai kelias būtų kas, kur dabar lygtai einama, fizikas, chemikas, matematikas, ekonomistas ir tada gretutinės didaktikos, psichologijos, labai su kolega norėjau paoponuoti, bet neįsiterpiau. Dalykinių žinių. Palaukit, mokykloje dalykinių žinių tau užtenka bet kuriam keturių. Bet reikia mokėti šitą žmogų tik pamatyti ir jų žodį. Taigi, pedagoginių didaktinių reikia begalė. Čia jau akmenukų galima pamėžti daugiau, bet leiskim kolegai dar irgi, jeigu turit pridėti kažką. Prašau. Man apskritai diskusija, kalbant ir stebint, aš jaunimo organizacijos kuriu 8 metus, tai gal mažai, mano amžiui visai daug gaunasi. Ką aš pastebėjau, tai paprastą dalyką, kas galbūt taikytina ir švietimo, aukštojo mokslo kontekste, tai yra, kad aš girdžiu kalbas apie sistemas, bet pasimeta būtent esminis dalykas ir labai dėkoju Jums, kad įvardinote, tai yra žmonės, čia nėra skaičiukai. Čia yra likimai jaunų žmonių ir tarsi mes galime sugalvoti, kaip padaryti dalyką, kuris jau nebėra aktualiu. Tai yra, mes matome tendencijas bendraja prasme, kad nesukursi staiga žmogaus, kuris išmano tuo pat metu iš karto po 12 klasės išėjusios mokytojo speco. Nebus to, nėra to. Ir man rodos, kad labai svarbu yra atkreipti dėmesį į tai, kad lygiai taip pat yra labai puikių mokytojų, bendraja prasme, jaunesnių, vyresnių, yra tikrai mokytojų, kurie, atsiprašau, bet mokyti neturėtų.
apie tuos pačius tualetinius popierius, aš pasakysiu, jie gal faktiškai yra mokykloje, bet patikėkit manim, pakankamai yra atiminėjama dėl to, kodėl, nes nėra įvedama įprastų, normalių to santykio tarpusavyje su jaunais žmonėmis. Ok, gerai, dabar žiūrėkit. Aš gaunu 3 minutės, jie gauna 8. Ne, mes išgirdom, ne. Gerai, pradėsim. Tai gerai, iš esmės čia grįžtant apie šią pačią mintį, viskas gerai, aš tiesiog noriu tęsti, nes nenorėjau sustoti, negalvokit aš vieną apie tualetinį popierių. Gerai, bet esminis dalykas yra tas, kad reikia stebėti tą kontekstą, taip, ką ir apie jaunus žmonės girdime. Kodėl jie neina mokytojauti? Nes kokį jie pavyzdį mato iš savo tėvų ir aplinkinių. Jie mato, kad mokytojus spaudžia tie patys tėvai, tie patys vaikai ir kad būkim atviri, buvo amžinatilsį, kad Kevičius sakydavo, visada užbaigdavo, reikia algas kelti mokytojams. Kažkas sakys, jo, pinigais mes visko neišspręsim, visur pinigų trūksta. Bet materialinė gerovė ir kiti aspektai yra tiesiog fundamentalūs ir esminiai. Jeigu mano pasirinkimas būtų, aš atlaisvinčiau dar labiau galimybės, pavyzdžiui, jauniems žmonėms kaip skautams, kurie turi patirtį dirbant su jaunais žmonėmis, įgyjant ir taip pat taisant ir koreguojant dabartinius egzistuojančius modelius, ne tik tais bandant sukonstruoti puikų matematiką ar puikų istoriką. Esminis dalykas iš graikų kalbos, aš studijuoju antikinę filosofiją, pedagogas, ką reiškia, daug kartų minėtas žodis, tai yra pais vaikas, agogos vedimas ar lyderystė. Tai vedam žmogų, o ne tik tais išdėstam jam turinį ir kad jisai robotų tartų. Dėl to, sugrįžtant į pradinį klausimą, labai esu prieš matymą idėjos, kad su skaitmena viską išspręs, kad mums reikia naudoti tai kaip įrankį, o ne kaip pamainą, nes jauni žmonės taip per daug yra įklimpę kaip ir vyresni. Ačiū, kad suteikėte. Jo, visada. Gerai čia pasakyti. Dabar žiūrėkit, toks trumpas, bet taip. Suteiksim žodį visiems ir padiskutuosim maždaug 50 kelios, ar ne? Trumpas klausimas, į kurį atsakymas yra taip arba ne, arba ten daugmaž, ar ne? Ką šiandien girdėjo? Cituoju poną Kondratovičių. Švietimo politikos srityje priemonių veikti regiono mastu yra mažai. Sutinkat? Taip. Tikrai. Taip. Ok. Antras, iš pono Vidmanto Janulevičiaus. Nepacituosiu, bet esmė yra plėsti praktinio profesinio ugdymo sritį ir ugdymą bendrai. Ne? Praktinį profesinį ugdymą. Va čia yra kertinis raktas į pramonės ir Lietuvos ekonominę sėkmę. Per mažai dabar yra dėmesio skiriama. Ar galiu pasakyti, iš profesinių mokyklų išimkim bendrą įlavinimą ir pradėkim profesinėse mokyklose mokyti profesijos. Tada bus viskas tvarkoj. Profesinis mokymas ir kolegijos, kuriuose praktinių mokymų grįstos studijos, taip. Aš įsivaizduoju kažkokius ne. Ne, aš nesutinku, kad mes išleistumėm žmogų, jauną žmogų, kuris gali, arba mes nežinom, ar jis gali, neišbandę visų galimybių suteikti jam tiek išsilavinimo, kiek sugeba pasmerkti. Bet tas farširavimas čia ir bėda. Ne farširavimas. Viskas įbloti. Jūs įsivaizduokit, čia kažkas minėjo, kas bus po 10 metų. Po 10 metų mes dabar išleisim iš profesinės mokyklos jaunuolį ir jaunolę be vidurinio išsilavinimo. Mokyklais vidurinį turi gauti. Ne, sako, kad ne iki profesinio, į profesinę vidurinio. Supratom, mes esmės supratom, gerai, dabar judam toliau. Aš labai nesutinku iš kurios pusės ir aš pritariu kitiems kalbėtojams, tai vad būtent pasmerkti ir profesinė mokykla eina kojom. Man rodos, čia yra didelė problema apskritai sąmonėje mūsų ir yra per didelis kiekis žmonių, kurie eina į universitetus. Dėl ko? Dėl spaudimo iš aplinkos, dėl spaudimo, kad neaišku, kas tu būsi, jeigu tu nebaigsi aukštąją.
Aš baigiau politikos mokslus VU, TSPMI, labai atsiprašau, mano kolegos patys sakydavo, aš įstojau, nes man sakė, kad reikia įstoti. Ir kas po to gaunasi žmonių, kurie, tarp kitko, underemployment, atsiprašau už anglišką sąvoką, nėra tokios lietuviškai, kiek žinau, tai yra darbo rinkos kontekste analizių sąvoka, kurioje žmonės baigia aukštuosius ir negali dirbti pagal specialybę. Kodėl? Nes yra būtent ne profesinėse prifarširuota, o prifarširuota per daug žmonių, nes jiems yra klaidingas mąstymas sukonstruojamas. Jaunas mano kolega, po 10 metų mes kada susitiksim, tada apie išrasą. Ok, dar vienas greitas klausimas. Dar vienas greitas klausimas. Profiliavimas 10 klasėje, pasirinkimas, ką reikėsi mokytis dalykus, ar ne? Gimnazijoje. 10 klasė reikėsi pasirinkimus. Dabar tai yra teisinga ar neteisinga? Tarsi sutinkant su dabartinė sistema, kai verčia rinktis, ar reikia palaikyti daugiau pločio? Gerai. Gerai? Eimantas sako gerai. Nemanau, bendrajam lavinime siaurintis nereikia. Ok. Ne, nes apriboja pasirinkimus ir po to negauna galimybių ir toliau realizuoti. Profiliavimui ne, gilintis į kurios dalykus taip. Čia kaip Girdėkim pirmąją. Čia kaip su visais padažais. Gražu, kad aštrėja smagiai diskusija, restruktūruoti tokiu būdu, kad jauni žmonės galėtų pamatyti, kas jiems galėtų būti įdomu ir tada gilinti suveikiant pamatą. Tai taip, bet su pataisimais. Kaip gražiai išvertėm. Labai gerai. Aš labai pritarčiau. pritartumėt? Būtent tam, kad tu įneši viską, bet paskui kažkur giliau. Kad yra papildomos kažkokios pamokos ar kažkas skiriama, kur tu gali pasigilinti. Ok, nu įdomi mintis, labai gerai. Ok, tai ką, 50. Dabar žiūrėkit, ponas Pamrėža, pasakysiu taip. Pirmas klausimas bus ne jums, nes jūs jau kalbėjot pirmas, o paskui mes prieisime prie jūsų. Taip. Galiu labai trumpai. Nepalaukit, pirmas pakėlėte kolega, mes prieisime. Tai prašau, pasistatykit trumpai ir tada į esmę. Ne, klausimas faktiškai iš tos paskutinės. Jonai, iš kur jūs esate? Truputį, kas esate? Jonas Lietuvos savivaldybių asociacija patarėja švietimo kultūros klausimais. Jonas Vilskus švietime ir visur kitur daug metų. Tai dabar, kadangi ir buvęs rektorius, aš vis tiek rektorių vadinsiu, reiškia, paminėjo apie tuos brandos egzaminus ir taip toliau. O čia gal klausimas visiems. Ar nelaikas grįžti prie to, panaikinti, reiškia, tos galbūt brandos egzaminus, palikti vieną arba du, vidurinėje mokykloje baigiant, arba gimnaziją baigiant, o aukštosios mokyklos, universitetai, reiškia, tada prisijima, ką jam reikia. Ne. Ne, klausimas. Ačiū klausimą, prašau. Aš įžvelgiu žiaurų korupcijos pavojų. Aš dar iš tos kartos, kur stojamieji buvo įdomus. Tai aš bijau, kad ar tikrai mes jau užaugome. Korupcijos pavojus turėtų matyti, kad mokykloje? Ne mokykloje. Mokykloje vėl mes mokytojai gaus spaudimą surašyti, pavyzdžiui, vidurkiams maksimumus. Kiekvieną mokytoją dusins, kad man reikia 10. O stojamieji jau... Tėvai? Tėveliai, kasgi daugiau. Nusivylėmi tave. O universitete, ar tikrai sugebės universitetai išvengti korupcijos momento, kad aš rengiu užduotis, aš ten neimu nieko, bet aš kaimyno vaikui pasakau, užduotis bus iš to, tu šitą išmok. Tai va šitas pavojingas. Ok. Šiaip bendrai, šios mūsų kaip klausimai labiau techniniai, čia irgi techninis dalykas, gal kur pasiekmė yra, gal pirmiausiai norėtų suprasti, man buvo trūksta labiausiai, kur pasiekinu, tai iš viso yra bendrai vizija. Kai nėra vizijos, tada visi labai, bet ir čia jaučiasi skirtingas pusės, ar kaip pačiam kad atrodo. Ir tas labai apsunkina tada kažkokius ir techninius sprendimus kokybiškus priimti, bet ar reikia mažiau pamokų, ar reikia daugiau, kada tos laisvės įvesti, kada mažiau įvesti. Ir kažkaip man buvo labai pasigendu, tai mes kaip valstybė atrodo turim jau to potencialo yra, bet jis nesimaterializuoja, kada mes perinam jau į labiau apčiuopiamą rezultatą.
Gal tiesiog keli pavyzdžiai, kodėl Lietuvoje bus daugiau to skaitmeninio ir daugiau jau dabar jau yra transliuojamos pamokas ir bus daugiau dar transliuojamos artimiausiais metais, nes vis tiek kažkaip tai reiks padengti tą trūkumą mokytojų, tai to nori, pavyzdžiui, Latvijoje jau jie yra 5 metai prieki mūsų, kur nusivažiavo, sakykim, tai Latvijoje yra tas... Nusivažiavo ar nuvažiavo? Nusivažiavo. Tai kas yra, tai tenais vienas mokytojas 10 klasių vienu metu leidžia gyvai pamoką, bet klasėse, nuotoliu veda pamoką, klasėse sėdi kiti pedagogai, kitų dalykų, kur netrūksta pedagogai, kurie prižiūri bendrą eigą. Tai čia tikrai, ir aš tikrai labai norėčiau, kad taip tai įvyktų ir aš neagituoju, kad čia yra sprendimas, aš sakau, kas tai yra neišveikia. Okay, bet mes prie egzaminų, klausimas buvo egzaminai. Egzaminai, taip, prašau. Aš jeigu galima vieną tik receptą, kad nustokim daiktus vadinti ne savo vardais. Nacionalinis brandos egzaminas. Joks jis brandos egzaminas. Jis yra švaraus vandens stojamasis egzaminas, nes nieko bendro jis su branda neturi, nes neišlaikius brandos egzamino, brandos atestatą, vaikas patikėkit, čia ne joks juokas ir kol šitų dalykų nesustatysim į savo vietas, neatskirsim, kas tai yra, dabar įsivaizduokim, kaip šiemet buvo, jeigu tai yra brandos egzaminas, pas mus negautų brandos atestato 35 ar dar daugiau procentų vaikų, jeigu tai tikras brandos egzaminas. Ir niekas dabar negali man pasakyti, ar matematiką tą pačią baigę gimnazijas, 12 klases, ar jie atitinka brandos reikalavimus ar ne, nes jie laiko visi stojamąjį egzaminą, ten galą žino, aišku, kas išlaiko, tai tikrai ten tinkami studijuoti inžinerinės STEM specialybės, bet ar jie brandos pasiekė lygį, ne, tų egzaminų turinys yra sumaišytas, bet čia vėlgi techniniai dalykai, galbūt tas ir gali. Taip, viena ir pabaigus. Čia klausimas apie tai, ar galim perkelti visą atsakomybę aukštosioms mokykloms atsirinkti ne pagal konkursinį balą, o pagal savo nustatytą tvarką. Iš principo taip, bet tai turėtų būti paradigminis pokytis priėmimo visoje logikoje. Ir reikėtų šalia antros dedamosios, ką paminėjo kolega, vizijos. Šiuo atveju regiono vystymosi vizijos, tam tikrų vaučerių, stipendijų, grantų, į kokias studijų programas, kokią apimtimi regiono poreikiams tenkinti mums reikia padaryti priėmimą. Ir tuomet aukštoji mokykla, turėdama savo kokybinius rodiklius, kiek absolventų baigia laiku, kokį jie gauna atlyginimą baigę studijas, kaip jie įsidarbina pagal studijų programą, būtų tie atraminiai rodikliai, pagal kuriuos aukštoji mokykla prisimtų riziką, jeigu ji prisima su žemesniais gebėjimais, turi daryti papildomus žingsnius, kad pasiektų tuos nustatytus kokybinius rodiklius. Tai reikia 2 dedamųjų. Gerai. Taip. Ačiū už klausimą. Aš asmeniškai manau, kad dabartinė sistema yra bendrai prasme ne tik valstybinių brandos egzaminų, bet bendrai jinai yra pirma bekreiptė. Antra problema yra ta, kad valstybinė brandos egzaminai yra labai dažnai jaunam žmogui sukeliantys egzistencinį stresą apie jų potencialybę ir ateitį. Man atrodo, yra be galo nesveika, kad mes ir toliau važiuojame tuo, mąstydami būtent labai džiaugiuosi įžvalgą ir mintimi, kad kiek stebint viešąją erdvę, tai nėra mano sritinis klausimas, bet viskas yra tik tais technika. Ar didinti, pavyzdžiui, mokyklų tinklą, ar mažinti. Kaip mes dabar tuninguojam? +10, +10 egzaminams. Tai čia nėra tai. Ir mes toliau žmonės pasmerkėm nežinia kokiom paieškom, vietoje to tuos pačius vyrus, ačiū Dievui, kad jau gal keičiasi tas požiūris, bet kokia sistema bebūtų, klausimas yra ne ką, o kaip ir kur, nes sudėlioti mes galime sistemą. Ir dar paskutinis sakinys, jau galima, iš tikrųjų trūksta to bendrai įcentravimo jauno žmogaus, mokytojo ir tėvų
kaip jie veikia santykiai. Nes yra tas trikampis, kuriame tiek tarp, kaip aš sakau, dviejų kraštinių, tarp pačių mokytojų, tarp pačių vaikų, tarp pačių tėvų yra konfliktai ir po to tarp sričių. Ir po to sėkmės. VBA ateina 12 klasė, tu turi pasibaigti ir tu stok, važiuok, tu įsiprofiliavai, valio. Jeigu tau pavyko būti organizacijai, okei, galbūt dar sužinosi, ką veikti. Galbūt geresnis karjeros konsultantas tokius, valio. Ne visi jauni žmonės tą turi. Ir būtent tai yra, manau, didžiausias neteisingumas, kai mes ryškiai nustatome šitą. Aš visada buvau minties, čia konkrečiai noriu dar paminėti tą sakinį, kurį jūs klausėte, aš būčiau už, pavyzdžiui, tai, kad atsirastų bent kažkoks motyvacinis pokalbis, net nekeičiant sistemos, bet parodant, ką aš noriu padaryti, kad tas jaunas žmogus ir pamatytų, ir parodytų savo patirtį. Iš esmės tai. Ok, vienas techninis klausimas, nes kažkaip sakėme, techninius mėgstam, tai švietimo ministrė sako naikinti matematikos VBA ar ne egzaminą. Taip, ne, taip, prašau. Trumpai, super, taip, reikia kažkokią sakinuką, jeigu reikia. Aš dar pagalvosiu. Ok. Ne, nes iš tiesų aukštojo mokslo sektorius kai kur labai nusigyvenęs, tai dabar negali priimti neraštingų. Prašau. Toliau. Kaip iš 3 gali būti ir be matematikos, bet matematika lieka, mūsų balo sandorio yra metinis pažiūrės. Prasme, neeliminuoti matematikos neturės nieko, bet galbūt iš 3 mažinti arba keisti kitą dalyką. Klausimas, netoks klausimas jūsų buvo, ar naikinti brandos egzaminą matematiką? Taip. Ne, jokių būdų. Brandos egzaminai, brandos patikra turi būti iš visų praktiškai dalykų. Kitaip negali brandos atestato gauti. Kas yra susijęs su stojimu į aukštąsias mokyklas, čia visiškai kitas klausimas. Čia klausėt jūs apie brandos egzaminą. Taip. Brandos egzamino negalima naikinti matematikos. Kaip ir chemijos, kaip ir lietuvių kalbos, taip yra. Nei vieno brandos egzamino negalima naikinti. Ok, bet jūs manote, kad tai turėtų būti privalomas? Be abejo, kaip mokykla gali baigti neatsiskaitęs už dalykus. Kaip gali brandos atestatą gauti? Klausiu. Taip, jokių būdų negalima. Aš labai čia subjektyviai galvoju, visi dalykai mano tarp baigiant mokyklą tarp 90-80, matematika buvo toli gražu ne tai. Tai iš subjektyvios pusės, kai pakėlė kartelę mums baigiant, buvo klausimas, ar aš tada galėsiu įstoti į valstybės finansuojamą, jeigu aš, pavyzdžiui, iš istorijos gavau 91, iš anglų kalbos 100, iš lietuvių 84. Kai matematika man tiesiog nepasisekė, dėl nuo pat pradžių mūsų mokytojai dažnai keitėsi, pats net prisidėjau žodžiu asmeniniai trūkumai. Bet aš baigiau, čia yra didžiausia ironija, aš baigiau BVTU inžinierius licėjų Vilniuje, bet iš esmės ne, nes tai nėra atsakymas. Gerai, gerbiama Giedrė ir tada bus jūsų lygiai. Giedrė Kaskienė, vadovų, tai pirmiausiai dėl pedagoginio išsilavinimo. Aš manau, kad tai yra labai gerai, ačiū už priminimą, 60 kreditų tikrai palengvina. Kad nuotoliu ne visada sėkmingai, kaip ir vaikam, kad mes prognozuojam nuotoliu ne visada sėkmingai, bet kad mišri sistema gali veikti, tai ačiū Digis klasės įkūrėjui, Ozo gimnazija veikia puikiausiai, Rietave jūs galite, praradot kolegiją, dėl ko man labai gėda už Rietaviškius, bet ačiū Dievui iš Plungės, nes čia tikrai galėjo būti regioninis kultūros centras dar, o Ginskis prisimenant, bet... Čia tas ačiū Dievui, kad Plungė nuo to laimėjo. Plungė tai išlaikė savo visas institucijas, kurias turėjo, bet nepadėjo Rietavo išlaikyti kolegijos. Bet Alma sudarė sutartį su Digi klase, galbūt jūs galėtumėte išauginti tą inovacijų centrą. Naudojasi, aš kalbėjau. Bet integruoti, kad reiškia formalias mokyklas integruoti su nevyriausybinėm organizacijom. Čia išloštų ir Liotas, kuris daug šneka, bet mažai daro. Tai leiskite skautus, darykit sutartis ir gali puikiausiai pilietinės pamokas vesti ten, kur direktoriai yra ir kaip neleidžia, jeigu yra normalūs direktoriai, jie pilnai turi teisę įsileisti, paklausti. Ir yra Laisvosios rinkos institutas, pilietinis, ekonominis ir finansinis raštingumas, integruotos pamokos viską gali daryti. Supratom. Taip, kad susiženint daugiau. Ok, susiženint daugiau. Gerai.
Prašau, tikiuosi ne traktatas. Prašau. Kaip netrukčiau nugaras, reaguosiu 2 mintis. Trūksta pedagogų mokytojų. Taip, šventa teisybė. Kodėl? Valstybės kaltė. Sugriovė pedagogų rinkimų sistemą ir sugriovė 2 geriausias pedagogų rinkimų kalbės. Edukologijos universitetą Vilnių ir Šiaulių universitetą. Ir kas po to pasidarė, matote. Regionuose nebėra mokytojų, Šiauliai rengia puikiausius matematikus, fizikus, lietuvių, istorijos, įvairių kalbų mokytojus, to nebėra. Kolegija pati prisipažįsta, mes mokytojų nerengiam. Šiauliuose turi puikią kolegiją, bet jie mokytojų nerengia. Ir kur kaltė yra? Lina pati direktorė pasakė, nėra valstybės reguliavimo. O štai ir atsitiko tas dalykas. Ir nelabai norėčiau sutikti su labai gerbiamu rektoriumi Juozu, kuris pasakė, kad regione negali būti kelių universitetų. Turi būti, nes regionas Žemaitijos yra beveik trečdalį užima Lietuvos ir beliko vienas Klaipėdos universitetas. Šiauliuose turėjo išlikti universitetas ir tada būtų tolygus pasiskirstimas ir šiandien mes neverktumėm, kad Lietuvoje trūksta mokytojų. Tiesiog įvardinta mano organizacija pagal debatų taisyklės. Galima, aišku. Aš norėčiau sureaguoti dėl Lijotas, daug kalba, mažai daro. Mes apvažiavom per mėnesį 8 savivaldybės, mes žinom situaciją iš nacionalinių jaunimo organizacijų beveik visoje Lietuvoje. Direktoriai, ar normalūs ar ne, čia ne mano kompetencijos spręsti. Bet kitas momentas yra tas, kad tie patys mokytojai ir visa kita, aš galiu organizacijų eilėmis vardinti, kur parašoma yra, atsakymo nėra. Bendrojoje ugdymo programoje yra parašyta, kad ypač apie pilietiškumo ugdymą ir panašiai, organizacijos turi teisę būti kviečiamos ir supažindintos. O kaip šaunu, kad teorija yra tokia, praktika aš jums sakau. Kur yra atvirumas, valio ir ateina jauni žmonės. Iššūkis yra tas, kad mes būtent dabar ir bandome individualiu pagrindu su savivaldybėmis dirbti. Dėl to, kaip pradžioje ir minėjau, mes iš 50 metų orientyro į nacionalinę valdžią perėmėm į savivaldybę. Kodėl? Nes ant žemės to prašiau spręsti. Mes tą matom ir to vaisius dabar bandome raškyti palaipsniui. Okay. Liuks, gerbiamas Giedrius, tiesiog organizatoriaus teisėmis. Aš matau, kad kalbu nesuprantu. Ne, aš manau, kad pakels, čia dar pakels. Prašau. Tai aš, kai mes planavom tą diskusiją, aš kažką norėjau užduotum klausimą, dabar nebuvo pradžio, nežinau, matau, kad labai gyva diskusija, bet nežinau, aš tom kalbėjau. Čia mes surinkom visą plejadą žmonių, kad jie užsijėm švietimų tiesiogiai ir čia sėdė profesijų mokyklų atstovą ir digiklas turėjom, kad organizuom švietimą, sakykime, taip šalimas, apie kalbau kalbėti apie Latvijos pavyzdį. Tai jūs mums galite kaip 3 vakų tėvo pasakyti dabar, kiekvienas iš jūsų ainų ir jūs irgi. Mes mokyklos neturim vadovėlių, nepriklausomybės laikas, nuo 30 metų. Mokyklos uždarinėjimas, bet nepykit, ta prasme, aš irgi kovoju ten krūviną, kad ir Žemaitijoje neuždarytų tų salontų, tai gimnazijas ar kažkom, bet realiai, jeigu nebėra nei mokinių, nei mokytojų, tai kuom daryti? Kai man iš kaimo tėvas sako, mes negalim kelti 6, aš vėliau keltų 6, nes aš vakar vežu į Jėzuitų gimnaziją, o ne ten, kur man pripat. Tai jeigu aš noriu, kaip sakant, už kokybę vakar atsakyti, aš tada beišklaukojus. Ir tada tas mūsų vaks be vadovėlių, be mokytojų, baig mokyklą, gal su taigi klasį pagalba, mums įstojo universitetą, mums įstojo greičiausiai socialinius mokslus, kaip mes su Umberto, mums baig universitetas nedaug profesijas, kas reikalinga reiklo. Tai griežtai kapalus. Tai aš tiek matau mūsų švietimo sistemą, tai ar jūs galite atviniuoti tom kamuolį, ko mes čia galim pradėti, kad išsiviniuotų viskas, kad ir vadovėlė būtų, į mokyklą būtų, į mokytoją būtų, į žodžių. Profesijos. Ir dar priminsiu, kad už 13 minučių turime baigti. Tai jau mes viskas gerai. Tokį klausimą uždavė. Čia toksai, prašau. Vienas atsakymas, iš tikrųjų. Vienas atsakymas yra tik į klasę. Kitas atsakymas, prašau. Ir dar ką tik gaunu žinutę, kad kultūros ministras Kolegos, prašau truputėlį susikaupti, nes Giedrius rimtą klausimą uždavė, prašau. Trumpa, kada
atlyginimą mokytojams padvigubės, mes ir matysim po 5 metų visiškai kitokią situaciją. Ir va čia iš tikrųjų yra ir Pietų Korėja, ir Suomija parodė va to dalyką. Ir atrodo nesąmonė, bet iš tikrųjų tai ir visiškai padaroma. Tai reikia tiesiog, būtent, kad atsiras tos lyderystės, kad daug stipriau pasakys, darom, padarom. Ir tikrai, kad viskas yra įmanoma. Aš manau, šiandien labai suliznavo ir gerbiam rektoriaus jos pasisakymus, kad būtent gal mokytojai buvo per daug ir jie buvo pražiūrėti tiesiog. Ir dabar mes mokam tas pasiekmes, bet kada praėjęs, kad jau skaudės, jau pakankamą laiką, vis tiek aš manau, čia vėliau atės tas momentas, kad sakysim, šiek laisvos priesti. Suomiai paėmė prieš 40 metų pasakė, padarė sprendimą. Padarykim švietėjim iš tikrųjų, numeris 1, iš tikrųjų dabar pabandom ugdyti vaikus kiek įmanoma labiau. Ir kas atsitinka, tai tiesiog dėl sprendimų atsirado tų pinigų, atsirado kažkas stebuklinga, ne? Tiesiog, kad atsirado politinį valią, įveina mokytojos veidą, stoji 5 žmonės. Ir lygiai tą pat apie gydytojų, kad atėjom atsitiksdavo, nebus jokių vadovėlių trūkumų, čia galiu pakomentuoti, tarp kitko, tik tas dėl projektų, tam, kad ministerija įsisavintų projektą lėšas, buvo pakeista ugdymo programa. Kas žinot, daugiau tų ugdymo programą, tai pavyzdžiui, fiziko paėm apsoka temas, beina išmetė ir čia yra teikam kapnai projektą. Ir tada gaunam mes priedą prie atlyginimą ir va dėl tų priedų mes pamokam tą situaciją, tai čia aiškiai ir omra ta tema, kad to politinį malį to būti ir vidau. Yra įsikirmyji tokie įprasti sprendimą ir jeigu į priedų politiką valdžio, tai tada mes ir darysime visko, kad projektas. Okay, nuo ko pradedam? Alma, jūs? Aš galvoju, pirmiausia, mes gal pabandykim atsijaukti Lietuvoje, bet aišku, ne regiono, o visos šalies, kad mes išsimaišėm su tų mokyklų poreikiais, pavadinimais ir lygiais. Kas atsitiko dabar? Mes turim progimnazijas, bet nėra tokios progimnazijinės mokymo programos, yra pagrindinio ugdymo programa. Taigi jau čia netitinka. Dabar atsiranda gimnazijos, bet čia ateina pagrindinis ugdymas ir dar prisiklijuoja vidurinį ugdymą. Kaip ne visas vietas mes turim, kaip ne visa Europa, mes turim tik 4 metelius prie vieno mokytojo, kad vaikui būtų saugu, o vaikai infantilėja, sakykim, keičiasi vaikai. Tai reikėtų gal truputėlį to pradinumo daugiau priduoti. Kas toliau pasidarė? Begalės profesinių mokyklų Lietuvoje. Vaikų tai trūksta. Aš jau truputį dirbu, žinau, į šitą vietą. Vaikų tai trūksta. Tai ką darom? 9-10 profesiniai, paskui perėsim į ten. 11-12 klasę 2 metus profesiniai mokinam irgi bendrą įlavinimą ir tam 3 kursė, kai jau daugumai įsidarbina ir kur nors išeina, mes bandom mokinti profesijas. Suvėlėm šitą vietą, tai gal atiduokim profesijos mokytojams ir profesinėm mokyklom dorai mokyti profesijos, o bendrasis lavinimas tegul būna bendrajam lavinime. Nu ir toliau vėlgi, universitetų daug, tų buvusių technikumų, kuriuos liktai padarėm aukštesnėme lygyje kolegijomis, vėlgi, ar čia jau yra balansas? Vėl nėra. Tai kol mes nesusitvarkysim šituose lygiuose, tai taip, gerbiamasis mūsų organizatorius viso šito reikalo Giedrius sako patol ir nesugaudysim, kur tas mano laikas ir ką šiandien. Okay. Tai regionai jau gali būti tie pilotiniai projektai, kur pasidarė kompetencijų žemėlapius, žinodami, kur link vystosi, kokių kompetencijų regiono plėtrai reikės ir susidaro, kokia apimti profesinis mokymas. Iš profesinio mokymo ateina į kolegiją. Pavyzdžiui, šiuo metu iš mūsų įstojusių 44% jau turi profesinį išsilavinimą. Vadinasi, mes realizuojam tą išsilavinimo pakopiškumą. Baigus kolegiją, profesinis bakalauras eina į universitetą, į magistrantūrą ir taip pakopiškai tas kompetencijas dėliojimas galima realizuoti tą regiono plėtros viziją. Naudotis gerosiomis praktikomis, patirtimis, kurios yra Europoje. OECD ataskaitos rodo, kad pasiteisino tie projektai, kurie grindžiami jungtimis. Pact for Skills, tai yra jungtiniai projektai, savivalda, darbo rinka, darbdaviai, kolegijos, tam, kad realizuotų reikalingų kvalifikuotų specialistų. Juozai, nuo ko jūs pradėtumėt? Nu, jau nuo kolegos savo pasakymo pilnai pritariu, kol su mokytojais bus atlyginimai dvigubai, ar kiek reikia, tol jų ir nebus, nes žmonių trūksta visur. Jeigu norim tą įspręsti, turim įspręsti. Aš suprantu, ne vien pinigai, bet pinigai. Čia dėl vadovėlių, ką klausė. Tai
kol vadovėlius rašys nežinia kas arba bet kas Lietuvoje, tokia situacija ir bus. Už tuos pinigus, kurie yra skirti vadovėliams iš ministerijos, buvo galima padaryti aukščiausio lygio kolegijų, universitetų, sukurti grupės, komisijas ir juos Bet čia buvo parašyti. bėda, kad jei paleido 6 mėnesiai, po 6 mėnesių jau reikia, tai aš padarau šviesos, Žinau, viską, tai reikėjo ne prieš 6 mėnesius, bet lygiai ir tas pats ir dabar. Jeigu negalim iš užsienio nusamdyti su vertimais, ten iš... Bet tarkime, čia buvo suriau, taigi pilna yra vadovėlių tas pasaulyje. programa netitiks, neišeina. Nu, bet Tai taigi, čia, žinot, paimti gerą grupę, sudaryti Lietuvoje aukščiausio lygio ekspertų ir išleisti vieną vadovėlį matematikai, 12 klasėje, vieną vadovėlį. Taip. Visus kitus gali savo komerciniais pagrindais tas Okay, dar keli, čia matau, kad atmosfera kaista. Kad gimnazijų asociacija direktorių griežtai ir aiškiai pasisakome už tai, kad būtų atiduota į vienas rankas ir kad būtų rengiami tie kokybiški vadovėliai ir kad tai nebūtų biznis. Kad visiems. Dar reakcija ir paginėjom. Jeigu galit, man pasistengsiu suspėti, tai žodžiu, mano vėlgi tas pats, kas buvo sakyta prieš tai daugelio įgarsinta apie sistemas, vėlgi. Tai kaip jaunam žmogui, nežinau, man teko susidurti ir su skirtingomis sritimis, kur tu žiūri ir nelabai supranti, kodėl toks yra tokia tvarka. Ten, pavyzdžiui, kaip ten sudėlioti teisiniai mechanizmai ir panašiai. Mano klausimas labai paprastas, atvirkščiai atsukant. O nuo kada ne žmogus sistemoje veikia, o sistema patį žmogų, nes mes diskutuojame vėlgi ir čia ir kitur, kalbam, va mes ką mes statysim. Kai pamato nėra, galima diskutuoti galbūt apie viską, ką mes turim padaryti, kaip konstruoti, sustyguoti. Aš paprastai čia nuskambės, nenoriu, kad nuskambėtų labai ciniškai, bet man rodos, kad iki tol, kad sistema keistusi, mes kiekvienas, kaip mokytojai, kaip tėvai, kaip jauni žmonės, galime palaipsniui patys daryti tuos pokyčius, kurie mums bent toje bendruomenėje, mokykloje yra įmanomi. Nes mes neišspręsime visko, nes matome, kad yra, atsiprašau, bet tokia pynė, kad kol mes neišspręsime esminio klausimo, ko mes norėtume iš mokyklos, ko mes norime vaikams, jaunimui, mokytojams, tėvams, tol mes tiesiog ir kapanosimės. Rizikuoju. Greitą klausimą. Šiandien Plungės savivaldybės klausimas dėl darbo rinkos ir ugdymo specialistų paklausos ir pasiūlos situacijos. Ką daryti, kaip gerbiama Alina sakė, kolegijos direktorė, bet kad atitiktų pasiūla specialistų rinkos poreikiai. Šiandien čia yra šitoj salėje užimtumo tarnyba, yra ugdymo specialistų rengėjai, ugdymo įstaigos ir yra darbo rinka. Kas turėtų prisimti lyderystę? Šiandien pas mus būdintis klausimai, kokių specialistų reikia. Kolegijos klausė, mes turim atsakyti, mes forvardinom paklausimą darbo rinkai, galimai atsakys kokie du, galimai neatsakys žmonės. Kas turi prisimti lyderystę, kad būtų ne dėl pliuso rengiami specialistai? Regionų plėtros tarybos įmonė. Regionų plėtros taryba, prašau, ką turi daryti? Įtraukti, ar Jos forvardino jūsų klausimą, jos persiuntė jūsų klausimą, ne jūsų konkrečiai. Šitos įstaigos tarybos nėra įtrauktos, neturi tokios funkcijos prisidėti. Bet palauk, aš teisingai suprantu, kad darbdaviai jums neatsako, ko jiems reikia. Visi darbdaviai negali atsakyti, mes siunčiam šakinėm atstovaujančiam institucijom, smulkaus verslo asociacijai, pramonininkų sąjungai, galimai atsakys kai kurie, galimai ne, bet jos neišspindės realios situacijos. Kas turi daryti rinkos pasiūlos ir paklausos analizę, kad jinai būtų realiai atitinkanti poreikį. Užimtumo tarnybos ugdymo, kad iš tikrųjų ir 12 klasių išprofiliuoti su taip, ko reikia rinkai. Ar aš ir pasakiau, kas lyderystė šitam klausimą? Dabar papildysiu, kad ne dabar, ko reikės mažiausiai po 5 metų, nes mes šnekam apie specialistų paruošimą už 4 metų. Tai kas turėtų numatyti, kas bus už 4-5 metų? Jūs manot taip ir numatysit, jūs man pasakykit, kur dirbtinis intelektas bus už 5 metų. Galit pasakyti? Aš galiu truputį atsakyti. Bus tempa. Žiūrėkit, ir užimtumo tarnybom visiems. Kol valstybė rūpinsis, ne pirminiais savo poreikiais, o pirminiai yra švietimas, sveikata, valstybės
valdymas. O kitais, kur yra verslas, aš kaip pavyzdį tik pasakysiu, prieš 10-15 galbūt iš Kauno technologijos universiteto dekanas ir supyks, neteisingas buvo sprendimas, kada krepšeliai buvo perskirti į informacinės technologijas, nes jų mums labai trūko, bet tuo metu mums jau trūko ir mokytojų. Ne mokytojais pasirūpino valstybė, o vienu iš turtingiausių sektorių, IT sektorius pasaulyje yra vienas iš turtingiausių. Jiems valstybė atidavė daug krepšelių, ten niekada nebuvo jie visi paimti, nebuvo ten jokio trūkumo. Tada dar buvo galima mokytojų paruošti daugiau. Tai kol valstybė nepradės rūpintis pirmiausia švietimu, sveikatos apsauga ir gynybą savo, o rūpinsis verslo reikalais. Tai kas padarys analizę, ko trūksta verslas, tikrai jums padarys ir pasakys, ko trūksta mokyklos, nelabai gali pasakyti. Pavyzdžiui, kodėl Lietuvoje lazeristai labai gerai mato. Iš tikrųjų, tai kodėl labai pritariu rektoriui, kad būtinai reikia, viskas prasideda nuo pedagogų, nuo švietėjų. Buvo vienas profesorius Vilniaus universitete, ten gal 70 metais, kuris labai mylėjo savo darbą. Ir jo, būtent, jis tiek spaudė savo studentus, nes tik jis išnaisė savęs. Ir manau, gal visi žino, kad vieną tą, bet dar ir dabar atsimenat, ar ne, studijų laikais kažkokį, bet vieną, kuris labai spaudė ir tas dalykas jums didžiausią pagarbą ir paliko. Ir ta lazeristų komanda, jie prašė dabar visi ir įsteigė visas ten brolis semiconductors, ten visas tenais, žodžiu, lazeridas ar net tas dabartinės įmonės. Tai kaip atliepta poreikį, tai reikia turėti rektorių ir pedagogų, kurie myli savo darbą, kurie bando užkrėsti kitus. Tai be šito nebus, o atlyginimai padeda. Ok. Turiu dėti daugtaškį, žinau, skauda, aš taip įsivaizdavau, kai mus siuntė į Palėpę, kad čia bus kažkaip labai palėpiška, bet visiškai labai maloni buvo atmosfera, ačiū. Tenai, kas nežinot, mes turim sugrįžti į Žirgyną.